visi, esu Lina Talžūnaitė ir kaip visą laiką sveikinuosi su jumis iš Twins Bet Arenos. Šiandien yra ypatingas šeštadienis, kadangi Hiperbolė sugrįžta. Būtent ant šios scenos jau netrukus lips garsus atlikėjai, kurie atliks Hiperbolės hitus. O mes kaip visą laiką paklausinėkime žmonių, su kokiamis nuotaikomis jie šiandien čia atvyko ir aišku, užsukime į užkulisius, keliaujam. Tai papasakokit, su kokiu didžiausiu iššūkiu galbūt susidūrėte organizuojant būtent šį renginį? Žinokit, nepamelosiu, bet nesusidūrim su jokiu iššūkiu, todėl kad jau daug metų tą dalyką darom, žinom visus niuansus, viskam pasiruošėm ir tiesiog puikiai, ramiai atvažiavam ir į Vilnių ir baigiam visą Lietuvą apvažiuot. Viskas kaip per sviestą. Kaip per sviestą, žinokit. O per visas patirtis, kiek teko organizuoti, galbūt atsimenat kažkokį momentą, kur vis dėlto būdavo, kad reikėdavo įdėti ten daugiau darbo arba susidurti su kažkokiu iššūkiu? Tai, žinokit, buvo visko. Buvo, kad koks nors muzikantas vėluoja atvažiuoti ne į repeticiją, o į koncertą. Arba būna aparatūra sugesdavo, dabar kalnai aparatūros. Tada būdavo kelios kolonėlės ir reikdavo, kad jos atlaikytų Vingio parką, žinot. Nu, tai tų iššūkių tikrai begalė buvo daug, bet tai čia manau, kad yra atskira tema, kur galima būtų atskirą laidą padaryti. O kalbant apie Hiperbolę, ar turit jums mylimiausią dainą iš Hiperbolės grupės? Tai yra Žingsniai Igorio, viena iš pirmųjų Hiperbolės dainų, kurią jis parašė atėjęs į Hiperbolę. Tai yra faina daina tokia, kuri su tokiu fainu vaibu. Yra labai daug, nes begalė Hiperbolės dainų yra nuostabių, dėl to turbūt publika jų ir nepamiršta. Užtat tas toksai Hiperbolės kapitalas, turtas, kuris sukurtas iš įspūdingų kūrinių, jisai išliks ilgam dar. Ar labai jaudinatės? Kadangi tai yra ketvirtasis turo koncertas, tai pirmasis koncertas reikalavo daugiausiai jaudulio. Nežinot, naujos dainos, daug teksto, kurį visi žino, visi moka ir nedaug dėtų kur nors suklysi. Ne? Tai bus... Ne, jokau, šiaip Hiperbolės fanai yra puikūs žmonės, jie ateina su labai gera nuotaika ir koncertai dėl to labai šilti. Ir praktiškai netgi galėtum ir net nedainuoti kai kurių dainų, nes žodžius tiesiog atminti. Užtenka taip mikrofoną turbūt atišti. O kuri daina iš Hiperbolė yra jūsų pati mylimiausia, kurios galbūt šį vakarą laukėt labiausiai atlikti? Vasara. Ir aš taip myliu, ar kaip jinai vadinasi ta daina? Aš visą laiką painai. Aš taip myliu, šitą jausmą meilę. Taip, šitą dainą. Jo, labai gražus kūrinys. Šiaip labai gražus tekstai, jų labai gražus dainos. Kaip šiandien jaučiatės, kokios emocijos? Jaučiuosi labai gerai, tvarkingai. Na, emocijos yra darbinės, kadangi jau tapo, atsiprašau už tokį nekuklumą, kaip ir įprasta jau. Per tiek metų tai jau, kaip sakant, toks jau yra... Nu, yra šiek tiek tokio, kaip muzikantai sako, šiokio tokio drebato, bet čia yra viskas normos ribos. O ar turite kažkokių galbūt dalykų, kaip bandot nuimti tą jaudulį, gal kažkokių ritualų? Žinokit, jokių ritualų nėra. Visas taip, yra laiptai, užlipi ant scenos ir pradedi dirbti. Viskas baigėsi, visi ritualai, ta prasme, visi skausmai, galvos, pilvo ten ir kitų ten organų ir taip toliau. Ten viskas susitvarko. Ar galėtumėt pasidalinti mylimiausių galbūt prisiminimų, kurį dar vis dėlto prisimenat su grupe? Įstrigo vienas prisiminimas, kai mes su grupe skrydom iš tarptautinio festivalio iš Erevano. Čia buvo, baisu net pasakyti, 78 ir 77 metais. Ir kai variklis buvo sugedęs lėktuvo. Ir mes jau čia važiuojam tokie su tais prizais ir taip toliau, tokie ale. Jau mes jau čia laureatai, ten, kaip sakant, Grand Prix gavom ir taip toliau. Ir čia per langutį matom, kad jau vienas propeleris nesisuka. Jau palydoviai pasakiau, sako, baikit jūs, sako, užpausus ir taip toliau. Pasakiau, pamatė, viešpatė. Tai gerai, kad nusileidom Rostove, nes praktiškai šio koncerto galėjo ir nebūti. Hiperbolė muzikos grupės pavadinimas, su kuo asocijuojasi? Nežinau, man tai su vaikystė. O jums? Taip pat geri laikai. Kokios dainos labiausiai šį vakarą laukėt? Gal daktarai? Yra, žinokit, visos mylimos, labai visos išpuoselėtos, visos išdainuotos ir tikimės, kad šiandien irgi vėl dainuosim ir džiaugsimės tuo. Ar
Ar atsimenat, kaip pirmą kartą išgirdot Hiperbolės dainas? Atsimenu, aš tada dirbau Rūbiniai. Ir kokios emocijos buvo, kokia daina gal net grojo atsimenat? Visos labai gražios panelės buvo. Ir tai va dabar atėjau į jas pasižiūrėti, suprantat, aš buvau toksai, ne? O dabar atėjau į jas pasižiūrėti, va kaip jos atrodo dabar. Sakykite, ar turit kažkokį prisiminimą, kai klausydavot Hiperbolės muzikos? Pirmą kartą išgirdau 9 klasėje mokiausi. Čia buvo 79 metai. Kokia mylimiausia daina? Ai, visos gražios, visos gražios. Sentimentalios, visos gražios. Supratau, o aplamai Hiperbolės muzikos pavadinimas su kuo jums galbūt asocijuojasi? Su gal kažkokiu jausmu, emocija? Su jaunystė. Su jaunystė. Su labai jaunystė. Mokykliniais laikais dar. Gal yra daina, kurios šį vakarą labiausiai laukiate? Kaip ten jinai, užmiršk mane. Pamiršk mane turbūt. O gal atsimenat, kai pirmą kartą išgirdot Hiperbolės dainas, kur buvot, gal yra kokie prisiminimai? Žinokit, pirmo karto tikrai neatsimenu. Atsimenu, per radiją girdėjau, kai būdavo dar sovietiniais laikais jaunimo bangos diskotekoje nuo 11 iki 12. Tai tada jos leido pirmą kartą. 1982 ar 1 aš buvau studentas, gal kokio 1 ar 2 kurso studentas. Ir tada tas koncertas buvo Vilniaus kultūros ir sporto rūmose, kurie dabar yra neveikiantis, stovi prie Neries. Tai va tada ir išgirdau. Hiperbolės dainos galbūt kokį didžiausią prisiminimą kelia jums? Man, žinokit, nuo vaikystės. Aš jau kaip užsidarydavau kambarį ir visą laiką klausydavau. O kokios dainos šį vakarą labiausiai laukėt? Aš labiausiai mėgau dainą, kaip ten vasara. Man jau patiko. O paskui dar antroji vietoj buvo... Pamiršau, kaip aš dar dainuosiu. Aš dar dainuosiu, jo. Kokios dainos šį vakarą labiausiai laukėt? Pamiršk mane. Kaip nusprendėt šį vakarą praleisti būtent čia? Atvykom su tėvais, tai norėjom jiem padaryti staigmeną ir patys klausom, tai tikiuosi bus geras vakaras ir bus smagiai praleistas laikas. Kada pirmą kartą išgirdot Hiperbolės muziką? Gal atsimenat, kur buvot, ką veikėt? Tai buvo ankstyvo jaunystė, tikrai neatsimenu. O yra mylimiausia daina, kurias laukėt šiandien? Yra. Aha. Išgalvojau lietų, išgalvojau jūrą, na ir taip toliau. Kokia šventė? Jūs netgi niekada nepagalvotumėte, nepasakytumėte. Šitie vaikinai, kur mes toj pamatysime scenoje, prieš 47 metus grojo mūsų vestuvėse. 78 metais. Jūsų vestuvėse jie dainavo? Taip, įsivaizduokit, ką mes dabar pamatysim ir ką mes jausim. Geras. Taip. O tai vestuvėse kokia daina labiausiai įstrigo? Gal irgi šiandien laukėte, kur jau atsistosit ir šoksit? Visos dainos mums mielos, jos pasaka, mes taip jaudame, mums taip faina. Taip faina ant dūšios. Mūsų jaunystė, mūsų meilė pamatyti visą. Labai gražu. Nuostabu, kad gali šiandien šį vakarą tai pakartoti ir aš linkiu kuo geriausio vakaro. Ačiū. Sėkmės jums. Aš dar dainuosiu, nors balsas prikimo. Dainuosiu ir tęsiu, būdamas nebyliu. Ką norėtumėt palinkėti jai? Stiprybės, dar ilgai išsilaikyti. Džiuginti visą publiką ir tokius pagyvenusį jaunimą. Sveikatos. Gyvuokit ir toliau tęskit savo dainas, jaunimas, kad pamiltų ir pratęsimas būtų tas.